Sveiki! Šiandien nerėmė į temą, kuri JavaScript pasaulyje gali sukelti nemažai galvos skausmo, bet ją perpratus viskas tampa daug paprasčiau. Taip, kalbėsime apie konteksto valdymą. Įsivaizduokime paprastą, bet labai realią situaciją, kaip padaryti, kad skirtingos funkcijos išmetytos po visą aplikaciją galėtų tvarkingai naudotis tuo pačiu duomenų bazės prisijungimu. Šis klausimas yra esminis, kai kuriamos sudėtingos, realiam pasauliui skirtos sistemos. Štai mūsų šiandienos planas. Pirma, išsiaiškinsime, kur išvis kyla problema. Tada apžvelgsime du pagrindinius kelius – aiškųjį ir, sakykim, magiškąjį. Vėliau paieškosime aukso viduriuką ir galiausiai viską apibendrinsime, kad būtų aišku, kaip pasirinkti geriausią strategiją. Pradedam. Gerai, tai nuo ko viskas prasideda? Įsivaizduokite, turime kažkokį bendrą resursą, pavyzdžiui, duomenų bazės prisijungimą arba logerį. Mums reikia, kad bet kuri kodo dalis, bet kuri funkcija galėtų jį pasiekti. Ir ne tik pasiekti, bet ir naudoti sklandžiai, nesvarbu, kiek giliai jie yra iškviesta. Būtent čia ir slypi visa konteksto dilema. Iš esmės, viskas susiveda į du skirtingus požiūrius, į dvi filosofijas. Pirmoji – tai absoliutus skaidrumas. Kai aiškiai, žingsnis po žingsnių, matoma, kaip bendrasis resursas keliauja iš funkcijos į funkciją. Antroji – patogumas. Kai resursas tiesiog atsiranda ten, kur jo reikia. Tarsi magiškai. Abu keliai turi savo pliusų ir, žinoma, minusų. Pradėkime nuo pirmojo, aiškiojo kelio. Čia nėra jokių paslapčių, jokių triukų, viskas vyksta atvirai ir tiesmukai. Tai veikia kaip estafetė. Pirmoji funkcija sukuria arba gauna konteksto objektą ir perduoda jį kaip argumentą kitai funkcijai. Ta savo ruožtu perduoda jį dar kitai ir taip toliau per visą grandinę. Kiekviena funkcija atsakinga už šio rakto perdavimą, kol jis pasiekia galutinį tikslą. Taip, tai labai aišku. Bet ar patogu? Šis metodas beje labai populiarus kitose programavimo kalbose, pavyzdžiui Go. Ir nebe priežasties, jis vertinamas dėl savo absoliutaus skaidrumo. Jokių netikėtumų, visada žinoma, iš kur koks resursas atkeliavo. Tačiau šis aiškumas turi savo kainą. Ir štai ta kaina. Programuotojai tai vadina boilerplate kodu, pasikartojančių monotoniškų darbų. Kiekvienai funkcijai vis pridėti tą patį konteksto argumentą, dideliuose projektuose tai gali virsti tikrų galvos skausmų ir tiesiog erzinti. Na gerai, o kas jei norisi viso šito išvengti? Čia į sceną žengia magija. Pažvelkime į metodus, kurie leidžia kontekstui atsirasti lyg iš niekur, be jokio rankinio perdavinėjimo. Trumpai aptarsime 4 populiarius būdus tai pasiekti. Nuo seno garo, bet kartais klaistingo this, raktinio žodžio, galingų uždarinių, iki modernių Node.js sprendimų, tokių kaip Async Local Server ar net V8 izoliatorių. Ak, this, ko gero vienas labiausiai diskutuotinų JavaScript elementų. Kai metodai priklauso tam pačiam objektui, jie gali lengvai dalintis būseną per this. Tai veikia greitai ir efektyviai, bet pripažinkime, visi esame susidūrę su situacija, kai this reikšmė netikėtai pasikeičia ir tampa visai ne tuo, ko tikėjomės. Uždariniai arba closures yra viena elengiškiausių JavaScript savybių. Išorinė funkcija tarsi užrakina kontekstą savo viduje, o visas vidinės funkcijos jį mato ir gali naudoti, net jei jis nebuvo perduotas tiesiogiai. Tai lyg sukurti privačią apsaugotą erdvę bendram resursui. Labai galingas dalykas. Na, o Async Local Storage tai jau modernus ir labai galingas įrankis iš Node.js arsenalo. Jis specialiai sukurtas spręsti konteksto problemą asinchroninėme kode. Leidžia pririšti duomenis, pavyzdžiui, prie konkrečios užklausos ir pasiekti jos bet kurioje iškvietimų grandinės vietoje. Bet už šią galią tenka mokėti. Našumo prasme tai yra vienas iš sunkesnių sprendimų. Ir pagaliau, sunkioji artilerija. V8 izoliatoriai. Tai tarsi kiekvienai operacijai sukurtume atskirą, visiškai izoliuotą visatą su savo globalia būsena. Tai užtikrina maksimalų saugumą, bet yra labai sudėtinga ir reikalauja daug resursų. Dažniausiai tai sutinkama labai specifinėse platformose, pavyzdžiui, serverless aplinkose. Ši citata puikiai apibendrina visų šių magiškų metodų kritiką. Kartais, norint sutaupyti kelias kodo eilutes, pasirenkami sudėtingi sprendimai ar net įdiegiami ištisi frameworkai, kurie įveda daug paslėptų priklausomybių ir sudėtingumo. Tinginystė gali brangiai kainuoti.
Gerai. Taigi, vienoje pusėje turime aišku, bet varginantį rašymą. Kitoje patogia, bet potencialiai painę magiją. Ar egzistuoja aukso viduriukas? Pasirodo taip. Ir atsakymas slypi pačioje JavaScript kalbos širdyje – moduliuose. Raktas į sprendimą – tai kai JavaScript tvarko modulius. Kai modulis importuojamas pirmą kartą, jo kodas įvykdomas, o rezultatas išsaugomas podėlyje arba cache. Svarbiausia dalis – kiekvieną kitą kartą, kai tas pats modulis importuojamas bet kur kitur projekte, kodas nebevykdomas iš naujo. Tiesiog paimamas tas pats jau sukurtas egzempliorius iš podėlio. Būtent šis mechanizmas mums ir padės. Ir štai visas genialumas paprastuma. Sukuriamas vienas failas, tarkim database.js, jame inicializuojamas duomenų bazės prisijungimas ir jis eksportuojamas. Viskas. Dabar bet kuriame kitame faile, kur reikia šio prisijungime, tai reikia jį importuoti. Dėl modulių podėlio mechanizmo visi garantuotai gaus tą patį vienintelį prisijungimo egzempliorių. Jokių argumentų perdavinėjimo, jokios magijos, tiesiog išnaudojamas standartinės kalbos savybės. Ir žinote, kas geriausia? Šis metodas yra neįtikėtinai lengvas ir našus. Palyginti su Async Local Storage ar V8 izoliatoriais, tai lyg plunksna prieš priekalą. Kodas išlieka švarus, aiškus ir greitas. Gerai, apžvelgiame visą spektrą nuo paprasčiausio iki sudėtingiausio. Dabar svarbiausia dalis. Kaip išsirinkti tinkamiausią metodą savo projektui? Viskas remiasi į kompromisus. Ši lentelė puikus gidas. Atkreipkime dėmesį. Aiškus argumentų perdavimas ir modulių metodas yra našiausi ir aiškiausi, su minimaliu magijos faktoriumi. Kitame gale Async Local Storage, kuris siūlo daug patogumo, bet už tai tenka mokėti našumo ir aiškumo praradimo. O tokie dalykai kaip this ar uždariniai yra kažkur per vidurį, greiti, bet reikalaujantis atidesnių žvilgsnių. Taigi, nėra vieno universalaus atsakymo. Viskas priklauso nuo projekto specifikos. Ar kuriama sistema, kur kiekviena milisekundė yra aukso vertės, tuomet aiškus kelias arba moduliai geriausias pasirinkimas. O gal kuriama biblioteka, kur programuotojo patogumas yra svarbiausias, galbūt tada verta pagalvoti ir apie magiškesnius sprendimus. Ir čia turbūt ir yra pati svarbiausia mintis. Svarbu ne aklai sekti madomis, o sąmoningai įvertinti kompromisus, našumą, kodo skitomumą ir patogumą. Būtent apgalvotas sprendimas, o ne konkretus metodas yra profesionalumo ženklas. Tad pabaigai norisi palikti šį klausimą pamastymui, ar tas magijos teikiamas patogumas yra vertas kainos, kurią sumokame našumu ir aiškumu. Kai kitą kartą teks spręsti konteksto dilemą, kurį kelią pasirinkti, aišku jį ir nuobodu, ar patogu ir magiška. Sprendimas lieka kiekvieno rankose.